Potvynio bangos vis dar skalauja Pamario kraštą, tačiau Rusnės gyventojai nėra palikti likimo valiai. Nors ant Šilutės Rusnės kelio yra 55 cm vandens, salos gyventojai yra aprūpinami maistu. Į parduotuves saloje buvo nuvežti maisto produktai – pienas, duona ir kito maisto, bei buičiai reikalingos prekės. Taip pat iš Rusnės kepyklėlės buvo vežami kepiniai į Šilutę. Į pagalbą ugniagesiams gelbėtojams stoja 1995 metų amfibija. Ši amfibija vienam 100 km sunaudoja net 40 litrų kuro, kuria ir yra gabenami maisto produktai. Taip pat su ja gelbėtojai vyksta ir į apsemtas sodybas, gabena gyventojams medikamentus ar suteikia kitokią pagalbą. Atėjus potviniui, saloje gyvenimas nesustoja. Miestelis kiek aprimsta, visi gyventojai tampa viena didelė šeima. Pasak Romualdo Renčeliausko, maistu seniūnyje yra aprūpinama 2 kartus per savaitę – antradieniais ir ketvirtadieniais. Iš gyventojų kol kas jokių nusiskundimų negauta. Gaisrininkai nuogąstauja, kad antroji potvynio banga dar neparodė savo galios. Jie baiminasi, kad atšilus orams vanduo pradės stipriai kilti.